Užpildžius dokumento formą, pavyzdžiui, E025, E0D7 ar E-receptą, galima pasirašyti dviem būdais. Pirmas būdas. Dokumento formos apačioje paspauskite mygtuką Pateikti pasirašymui. Tai atlikus, iš karto atsidaro pasirašymo komponentas. Pasirašymo komponente pasirinkite pasirašymo būdą ir paspauskite Pasirašyti. Pasirašius dokumentą, atsidaro peržiūros forma, kurioje galima pamatyti, kad dokumentas yra pasirašytas dokumento viršuje. Antras būdas. Dokumento formos apačioje paspauskite mygtuką Pateikti paketiniam pasirašymui. Tai atlikus, dokumentas išsaugomas nepasirašytas, su būsena Pateiktas pasirašymui, o jį galite rasti ir pasirašyti kartu su kitais dokumentais iš paciento vizitų dokumentų skilties arba iš specialisto nebaigti pildyti dokumentai sąrašo. Pasirašymas iš vizito dokumentai skilties, vizito dokumentų skiltyje matomi visi užpildyti, pasirašyti, nepasirašyti ir atšaukti paciento vizito dokumentai. Nepasirašytus dokumentus galima pažymėti varnele. Pažymėjus vieną ar kelis norimus pasirašyti dokumentus, kurių būsena Pateiktas pasirašymui, spaudžiame mygtuką Pasirašyti. Tai atlikus atsidarys pasirašymo komponentas. Pasirašymo komponente pasirinkite pasirašymo būdą ir pasirašykite dokumentus. Pasirašymas iš sąrašo Nebaigti pildyti dokumentai. Nebaigtus pildyti dokumentus galima pasiekti dviem būdais. Pirmas būdas. Paciento kontekste dešinės pusės navigacijoje paspaudus ant sąrašo meniu Nebaigti pildyti dokumentai atsidaro dokumentų sąrašas. Antras būdas. Specialisto titulinėme puslapyje susirandamas blokas Nebaigti pildyti dokumentai ir paspaudžiamas mygtukas Visi nebaigti dokumentai. Atsidaro nebaigtų dokumentų sąrašas. Antras būdas. Specialisto titulinėme puslapyje susirandamas blokas Nebaigti pildyti dokumentai ir paspaudžiamas mygtukas Visi nebaigti dokumentai. Atsidaro nebaigtų dokumentų sąrašas. Atsidariusio sąrašo viršuje yra mygtukas Pasirašyti visus pateiktus pasirašymui. Paspaudus šį mygtuką pasirodo iššokantis langelis, kuriame rodoma, kiek dokumentų bus pasirašoma. Paspaudus mygtuką Tęsti atsidaro pasirašymo komponentas. Pasirašymo komponente pasirinkite pasirašymo būdą ir pasirašykite dokumentus. Kai kurie dokumentai prie pasirašymo mygtukų turi papildomą mygtuką Pateikti duomenis. Pavyzdžiui, E025, E003. Paspaudus šį mygtuką formos bus pateiktos į ESPBI, tačiau jos nebus pasirašytos, su būsena dalinai patvirtintas. Tokių formų nematys kitos sveikatos priežiūros įstaigos bei pacientai savo elektroninėje sveikatos istorijoje. Tokius dokumentus pasirašyti bus galima per vizito dokumentus, kurių būsena dalinai patvirtintas.